Gerai, truputį mes apie gėdą, ne? Ar norite gėdos, jums trūksta? Ne, noriu. Truputį gėdos, ar netrūksta? Gerai, aš turiu sąrašą, kurio aš nenoriu naudotis, bet kadangi aš jį turiu. Nu, atsiverskime Ezechielio 39 skyrių. Ezechielio 39-26. Kai jie patirs gėdą dėl savo nusikaltimų ir neištikimybės, jie vėl saugiai gyvens savo krašte ir niekas jų negazdins. Žodis gėda, jisai yra, mums jisai nepatinka, mes natūraliai jį vengiame. Jeigu mes kažką tai blogo padarome, mes nuslepiam, ar ne? Bet Dievas, jisai, kai tik tai žmogus nusidėjo, Adomas su Ieva, pirmas dalykas, kas nutiko, Dievas jos apdovanoja 3 dalykais. Baimė, gėda ir kaltė. Taip? Nu, čia nuodėmės produktai yra. Gerai, kodėl tie 3 dalykai yra? Baimė yra išminties pradžia. Taip? Patarlių 1:7. Viešpaties baimė yra išminties pradžia. Ir Adomas, jisai slėpėsi už krūmo. Dėl ko? Dėl to, kad jeigu Dievas sužinos, ką aš padariau. Ir Dievas sako, jeigu tu bijai manęs, tai tu išlendi iš už krūmo ir pradedi ieškoti išminties. O išmintis yra ta, kad mane sutikus, tu būsi nustebintas. Mane sutikęs, tu būsi, tu tapsi laisvu, nes tau bus atleista. Gerai. Ir Adomas, jisai nusidėjo ir jam dėl to yra gėda prieš kūrėją. Ir kada gėda prieš kūrėją, jo viduje iš karto gėda pajungia mechanizmą atgailauti. Arba natūraliai žmogus eina slėptis. Bet Dievas, jisai labai džiaugiasi, kad mes turime tai gėdą. Todėl, kad, žiūrėkite, kai jie patirs gėdą dėl savo nusikaltimų ir neištikimybės, jie vėl saugiai gyvens savo krašte ir niekas jų negazdins. Nes gėda, jinai labai greitai atveda mus prie tos atgailos, kur mes iš tikrųjų kažką pakeičiam. Ir jeigu mes nusidedam, pamilom nuodėmę, ta gėda labai greitai mus sugrąžina į tą vietą, kur mes nebenorim mylėti nuodėmės. Todėl gėdą galime užskaityti kaip Dievo saugiklis, kuris pastoviai budi, kad mes nenubarbėtumėm nuo kalno, kad mes liktumėm pas Dievą. Jeigu neegzistuotų gėda, kiek mes gyventumėm nuodėmėj? Mes niekada atgal neitumėm. Kodėl vaikų darželėje sako, kaip tau negėda? Ne? Kitaip sakant, jeigu tau negėda, tai mums visiems šakės. Tu kartosi visą tai ir mums visiems bus blogai. Tu muši mergaitę, kaip tau negėda. Ir jeigu tau gėda, tai tu nebemuši mergaitės. Ne? Tai vat, gėda yra Dievo dovana. Ir Dievas sako, kai jie patirs gėdą. Čia, įsivaizduok, Dievas sako, pagaliau. Jie patirs gėdą ir jie sugrįš. Wow. Neįtikėtina. Ir kai jie sugrįš, jie susitiks su kuo? Su atleista. Ar yra žmonių, kurie nepatyrė gėdos, priėmė Jėzus atleidimą? Geras klausimas. Kada žmogus ateina pas Dievą ir sako, tu tipo atperki visų nuodėmės, o tai ką tu pas mane čia atpirksi?
Supranti, jeigu jis nepatiria gėdos, o ką aš blogo darau? Ir ar jisai gali atgailauti? Ir jisai negali atgailauti. Be gėdos tu negali atgailauti. Todėl gėda yra toks brangus dalykas mums. Realiai čia yra kasdienė duona. Kasdienė duona, kuri kaip magnetas traukia mus prie Dievo. Gėda yra kaip tas, įsivaizduok, tu žaidei su degtukais ir užsidegė. Ir va tas, čia yra gėda. Nereikėjo man tai daryti, ne? Ir Dieve, padėk, man nereikėjo tai daryti. Ir Dievas paima užgesina laužą ir sako, taip, tau nereikėjo tai daryti. Ir tas išgąstis yra gėda. Ir tai yra neįtikėtina dovana. Kada žmogus ateina pas mane ir sako, gerai, žinai, gerai, aš tenai kažką apie tave ten kalbėjau, ten jo, visiems pasitaiko, gerai, aš atsiprašau, tu atleidi ir mes galim viską iš naujo, nuo pradžių. Aš sakau, negalim. Nes tu jokios gėdos nejauti dėl to, ką tu darai. Tu tik tai žinai, kaip pagal Bibliją reikia. O aš kalbėjau, čia reikia atgailauti, aš atgailauju. Reikia atsiprašyti, aš atsiprašau. Bet ar yra gėda, kuri pakeis širdį? Apvers tave į kitą pusę. Tu žaidai su degtukais ir, žinai, kvailiai žaidžiau su degtukais. Dieve gelbėk, aš nebenoriu, niekada gyvenime man purto, tiesiog pagalvojus, ką aš čia dariau. O čia yra gėda. Ir jeigu ta gėda yra, tada yra tikra atgaila. Jeigu nėra gėdos, nėra atgailos. Ir Dievas jisai labai džiaugiasi, kada mes patiriam gėdą. Kai jie patirs gėdą dėl savo nusikaltimų ir neištikimybės, va tada jie vėl saugiai gyvens savo krašte ir niekas jų negazdins. Geras punktas, ne? Atsiverskime psalmę 25. Visa psalmė, jeigu mes ją skaitytumėme apie ir turėtumėme savo galvoje, kad viskas yra apie gėdą. Jūs pamatytumėte tiek daug dalykų toj psalmiai, kurie paaiškina, kaip gėda, ant kiek jinai brangus organas pas mus viduje yra. Ir ką jinai daro. Žodis gėda šitoj psalmiai yra 4 kartus paminėtas. Bet iš tikrųjų visa psalmė apie tai. Pirma eilutė sako, viešpatie, į tave keliu savo sielą. Mano Dieve, pasitikiu tavimi. Te nebūsiu sugėdintas, te nedžiūgaus dėl manęs mano priešas. Gerai, ar yra man, kuris į Dievą kreipia savo sielą? Ar yra man dėl ko susigėsti? Taip yra. Nes aš esu tas, kuris labai daug dalykų darau, kur mano priešas galėtų panaudoti prieš mane. Nes aš netobulas, aš mažų detalių labai daug. Jeigu aš neturiu didelių nuodėmių, aš visiems turiu tų, netobulų, tų kažkokių manierų turiu. Ir mano priešas gali sugėdinti, o tai tikintieji taip irgi kalba, tikintieji taip daro, o tikintieji, ne? Ir jie naudoja viską. Ir čia sako, antra eilutė, mano Dieve, pasitikiu tavimi. Čia svarbu labai. Te nebūsiu sugėdintas. Jeigu aš pasitikiu Dievo atleidimo gale, tada kitų replikos apie mane, kaip tau negėda mušti mergaitės, bet aš žinau, kad aš nemušu mergaičių. Arba aš žinau, kad aš netyčia užkliuvau mergaitę. Ir aš sakau, Dieve, atleisk man, aš netyčia. Kaip tau negėda, krikščionis taip nesielgia. Ir jie nori mane sugėdinti, bet aš pasitikiu Dievo atleidimu ir aš atgailavau. Ir tada, kai jie apie mane taip kalba, aš nesu sugėdintas. Jie norėtų sugėdinti, bet aš nesu sugėdintas. Aš gyvenu Dievo akivaizdoje. Ir trečia eilutė sako, te nei vienas, kuris laukia tavęs,
Dieve, ne? Nebūna sugėdintas. Te būna sugėdinti tie, kurie nusikalsta be priežasties. Yra, jeigu aš myliu nuodėmę, aš specialiai, ateinu į tą pusę, man patinka, nu ir ką, Dieve, nu ir ką. Tegu jie būna sugėdinti. O aš nusidėjau ir tai buvo, nenorėjau, Dieve, atleisk man. Ir man gėda, kad aš nusidėjau, bet palauk. Bet tavo atleidimas didesnis už mano gėdą. Ir kada mano gėda susidūrė su Dievo atleidimu, Dievo atleidimas toks didelis, kad gėda dingsta. Ir aš tada ilsiuosi jo atleidime. Ir žiūrėkite, dar sykį ant 3 eilutę. Ten nei vienas, kuris laukia tavęs. Jo atleidimo. Ar aš jo atleidimą iš tikrųjų matau tokį didelį? Tai nei vienas, kuris laukia tavęs, nebūna sugėdintas. Bet jeigu aš ne jo laukiu, o laukiu to savo nusikaltimo be priežasties, man patinka, kažkas tai. Ir kas, man nieks nemato. Aš tik tai savęs skriaudžiu. Jūs ne prie ko. Rūkimas niekam netrukdo, kai rūkai, ne kitiem puti dūmą. Ne kito pavyzdžio. Gerai, neverkočiau. Ja, arba pavyzdžiui, Net laikyčiau. Pavyzdžiui, mąstyti negatyvumą yra tik mąstyti, ašgi niekam nepasakoju, ar ne? Vėl ne tą. Lembu. Nu gerai, valgau sausainius. Ai, vėl ne tą. Gerai. Psalmė 25 sako, eilutė 7. Užmiršk mano jaunystės kaltes ir nedorybės. Gerai, ar yra tokių? Ar yra tokių? 11 eilutė. Atleisk mano kaltę, Viešpatie, dėl savo vardo, nes ji yra didelė. Ar tai tiesa? Taip, mano kaltė yra labai didelė, mano jaunystė buvo labai kvaila, bet ar tavo atleidimas yra didesnis? Gėda yra labai svarbi, kada aš einu link nuodėmės, bet gėda jinai iškart gamina atgailą, o atgaila jinai pasikviečia atleidimą. Ir atleidimas jisai nuplauna visą tai. Pastudijuokite tą psalmę namuose. Gėda, aš apie gėdą galvoju, nežinau kiek dienų, jau senai, turbūt nuo kokio penktadienį, šeštadienį, sekmadienis, pirmadienis. Vau, aš galvoju, kokia vertė, žinot, išgrynintas auksas, tik įsitikėjimas brangesnis už pragaištantį auksą, jisai ištirtas. Ir aš taip apie gėdą dabar galvoju, kokia didelė dovana yra man. Patirti gėdą. Vau, jinai tokį darbą padaro man. Jinai iškart mane apsuka į kitą pusę. Nuo to, ką mylėjau. Iš karto. Ir tada atleidimas būna tikras, nes atgaila būna tikra. Kada žmogui sakai atgailauk, ant tuščios vietos, dabar nusidėjai atgailauk. Gerai, kokiais žodžiais. Bet viskas yra paviršutiniška. Jis to žodžius pakartos, atgailos maldą pasimels, ne? Bet jeigu jisai patyrė gėdą ir tada sakai atgailauk, vau, tai yra kitas levelis. Tai viskas yra kitaip. Psalmė 119. Įdomu, kad tos psalmės pačioj pradžiai. 6 eilutė. Niekada nepatirčiau gėdos,
jei į tavo įsakymus žiūrėčiau. A jūs man pasakykite, čia yra žodis daryčiau? Vykdyčiau? Koks yra žodis? Žiūrėčiau. Tai palauk, jeigu aš tik tai žiūrėsiu, nedarysiu, tik tai žiūrėsiu, kodėl nebus gėdos? O todėl, kad kai tu žiūri į Dievo įsakymus, tu žiūri į tą, kuris tau atleidžia. Ir jeigu jis tau atleido, nebėra gėdos. Tu netobulas ir dėl to gali būti daug gėdos. Bet tu esi jo rankose. Ir dėl to nėra jokios gėdos, nes tu žiūri į tą, kurio rankose esi, o ne į tą, kuris tose rankose yra. Bet tai kaip čia, turėti gėdą yra gerai? Jo, gėda yra pats geriausias dalykas, kuris tave išgelbėja nuo meilės nuodėmiai. Gėda taip pat yra pats geriausias dalykas, kuris atveda tave prie atgailos ir atveda tave prie atleidimo. Bet kai yra atleidimas, nebereikia gėdos visiškai. Jeigu tu nusidedi, žiūrėk, įsivaizduok, aš žiūriu į Dievo įsakymus ir jisai kalba apie begalinį jo atleidimą, begalinį gailestingumą, begalinę malonę, begalinę meilę, begalinę draugystę. Vau, neįtikėtina. Ir aš dabar nusidėjau. Aš žiūriu tai ir aš nusidėjau. Ir tai taip greitai vyksta, kad ką? Nenoriu, žinai. Netrukdyk. Tai nuodėmiai sakom, netrukdyk. Tu nespėjai net susigėsti, ant kiek brangu tau būti po atleidimu. Geriau man tegu būna pastoviai atleista, negu aš truputį pabūsiu ten, kur myliu nuodėmę. Ir tada patirsiu gėdą, ir tada atgailą. Ne, tai būna žaibas. Žinot, nuodėmė, tu prisilieti, kaip prie elektros, pamėginkit prisilies truputį prie laido. Šilta taip iš karto. Ir tokio akimirksnio, tu prisilieti prie nuodėmės ir tokio akimirksnio tu iškart esi toj vietoj, kur ačiū Dieve, kad tu man atleidai ir kad aš jos nemyliu ir kad aš ten nenoriu laikyti to laidą įsikibęs. Kad tai taip, apreiškimas buvo toks greitas, kad gėda jinai net nespėjo užfiksuoti, kad jin buvo. Bet jin buvo. Mes kalbame apie žaibo greičiu įvykstantį procesą sulėtintai. Nusidėjau, gėda gamino tikrą atgailą ir man atleisti. Čia yra, bet tai vyksta žaibo greičiu. Nusidėjau, kur aš ten einu. Supranti? Ir tu vėl esi toje vietoje, kur tu sakai, niekada nepatirčiau gėdos, jei į tavo įsakymus žiūrėčiau. Tai taip greitai būtų atleista. Понимакал? Bet tai gal ta nuodėmė nebuvo, kad tik tai prilietė. Ilgiau užtruko. Viskas reiškia. Yra tokių, kurie... Po pamokų viskas. Jo, ant kiek tu ilgai laikysis, nudarysi savo nuodėmę, ant tiek ilgai patirsi gėdą ir ant tiek tikra bus atgaila, ta tokia netikra, bet tokia išjaučiama atgaila ir ant tiek bus brangus atleidimas. Tai yra, jeigu tu užmiršai, kas yra gėda, ilgiau nusidėk. Jeigu užmiršai, ką reiškia iš tikrųjų atgailauti, ilgiau nusidėk. Taip normaliai prisikask tos duobės, kad giliai įkristum. O jeigu, pavyzdžiui, jau nejauti gėdos, tai kaip sąžinė jau čia ištreniruota tada? Jo, jeigu gėdos nejauti, tada užduok savo klausimą, ar pas tave yra apskritai kažkas gyvo likę. Gal jau viskas yra sudeginta.
Nes yra žmonių, kurie nejaučia O gėdos. jeigu dažnai gėda, tai irgi negerai. Čia kitas kažkoks nuomas. Jo, mes esame mokinami Biblijos ir tai yra labai brangu, kad nepasiliktumėme gėdoje ilgiau negu reikia. Kada tu nusidedi, jauti gėdą. Kas toliau? Kvailys, einu nusiplakti save. Ne, palauk. Kartu nusidedi, tai dėl to ta gėda ir yra paskui. Taip, bet kada tu nusidedi, turi eiti atgaila, o ne pagyvenkime mes toje gėdoje ir paplakim save, nu idiotas. Ir pažiūrėti į akis tam, kuris prigavo. Tu mane prigavai. Ne, atgailauju ir atleista viskas. Nereikia man ten ilgai būti. Dėl to mes ir esame mokomi Biblijos. Dėl to mums ir pasakyta, jis teisusis per dieną 7 kartus krenta ir stojasi, nes taip vyksta greitai, jisai žino viską, ką reikia daryti. Bet neteisusis krenta tik 1 sykį per dieną, nes nei kart neatsistoja. Jis ten gyvena, jis ten degina savo sąžinę. Nu, žinai, bet o mes tokie žmonės juk esame. Jis tai degina ir jis nedaeina iki gėdos. Gėda pradžioj būna, bet jisai ją nuo gėdos grįžta vėl prie nuodėmės. Nu, bet, žinai, reikėtų gudriau viso tai daryti, kad neprigautų. Ir va taip, va ten ir vaikšto. Autobusas, kuris turi maršrutą 1 stotelę. Nuodėmė gėda. Pas mus autobusas važiuoja. Nuodėmė gėda, atgaila, atleidimas, poilsis. Ir paskui ratu taip važiuoja. Po poilsio yra kažkaip nuobodu, einam panuodėmiauti. Paskui vėl gėda, atgaila, atleidimas, poilsis. Vėl apsukom garbės ratą. Čia gyvenimas. Ja, bet tas maršrutas gali labai greitai, žiūrėk, nuodėmė, šitą gėdą, atgaila, atleidimas ir poilsis ilgai. Va čia ir yra mūsų branda. Branda yra, ant kiek greit maršrutą pravažiavai ir ant kiek ilgai ilsiesi Dievo tiesoje. Ja. Čia turim nustoti nuodėmiauti ir tada nereikės to maršruto važiuoti. Mes negalime nustoti nuodėmiauti. Dievas specialiai paliko tai, kad nuodėminga prigimtis mūsų nepaliktų, tam, kad mes būtumėm prilipę prie jo, įsikibę į jį. Nes jeigu tu neįsikimbi, taip truputį, žinai, o taip ilgai ir taip rankos. Taip greitai į nuodėmę. Ir greit grįžti vėl atgal. Palauk. Kažką čia naujo išgirdau. Ja, Nuodėminga prigimtis palikta tam, kad mes įsikibtumėme į Dievą taip smarkiai, kad ta prigimtis neturėtų laiko mūsų traukti. Mes tam ir mokomės Biblijos, Dieve, duok man išminties, kaip nepaslysti. Taip? Žiūrėkit, Psalmė 119, eilutė 103. Kreipk mano žingsnius pagal savo žodžius, kad neteisybė man neviešpatautų. Kiti 119, 103. Čia kalba apie tai, kad neteisybė neužsiiminėtų manimi ilgai. Kad jinai neviešpatautų. Dieve, aš mokausi tavo žodžio, kad paslydęs ilgai tenai neklajočiau, kad greitai grįžčiau pas tave. Mes turim nuodėmingą prigimtį ne tam, kad tenai gyventumėme, bet tam, kad pastoviai įsikibtumėme į Dievą, nes kitaip ten mus partrauks. O Dievui nieko nėra nuostabiau, kaip turėti mane arti savęs. Bet jis tiek nori išlaisvinti iš kažkokių tai nuodėmių, kurių kartuoja. Jo, tai mes ir kovojame tą kovą, mes norime, Dieve padėk man, aš noriu išsilaisvinti, dėl to mes labai greiti esame atgailauti ir labai greiti priimti atleidimą ir atsistatyti. Jeigu jeigu tu rūkai, ne, tu rūkai ir galvoji, ką aš čia darau, ir tu meti tas cigaretės laukan ir už 10 minučių vėl eini nusipirkti.
Ir nusipirki ir galvoji, nu ką aš čia darau. Ir vėl meti. Ir tu meti, nes tu atgailauji. Ir tu meti, ir tu galvoji, Dieve, kiek kartų man reikės pirkti ir mesti? Nu kiek kartų? Ir Dievas sako, viskas gerai. Labai gera kelionė. Tu sekantis sykiai jau nespėsi nusipirkti, kai mesi. Viskas gerai, tu eini teisinga linkme. Tu tik tai negyvenk toj kaltėjai, kad vėl nusipirkau, vėl rūkau ir kai numesiu, vėl pirksiu, tai ką man bemesti? Ir reiks surūkyti tą pakelį. Tai ne, čia tu jau guli, tu nesistojai. Ne. Matau, kalbėti, tai to. Aš suprantu. Žinokit, aš nesu rūkęs, bet aš esu kitką daręs tokiu pat stiliumi. Bet tu jau viskas, nu. Ja. Ačiū Dievui, priklausomybė yra žiauri. Taip, tai yra žiauri. Izaijo 30 skyrius, 3 eilutė. Faraono pagalba taps jums gėda. Ir pasitikėjimas Egipto šešėliu negarbe. Ką mes darome, kada mus prigauna? Jeigu aš mokyklai labai dažnai vaikus prigaunu, jie mėgsta licipiriauti. Jie laužo ten kažką tai ir aš netikėtai ateinu. Ir šiandien ateinu, buvo užgesinta šviesa koridoriuje ir vienas sėdėjo ant šiukšlynės. Ir aš ateinu ir atsistoju greitai. Sakau, kokią gerą vietą išsirinkai, kaip tik po kamerą. Nu, protingas. Sakau, jeigu tik tiek smegenų yra, tai bent jau ne po kamerą tai daryk. O dabar tavo tėvai viską žinos. Ir jam gėda, aš gaminu jam gėdą. Ane? Ir aš pagaminau jam gėdą. Ir jis sako, aš ne tai dariau, ką jūs sakot. Ir jis kūrė pasiteisinimą. Ir tai yra faraono pagalba. Faraono pagalba bandyk išsisukti, su vieną nuodėmę padarei, o dabar meluok, kad melas būtų antra nuodėmė. Ir aš sakau, klausyk, aš savo akimis mačiau, kai tu ten sėdėjai. Ir tavo būdas išsisukinėti, jis yra dar viena gėda. Ir tu turėjai vieną gėdą, dabar turi dar vieną gėdą. Ir tu dar ką nors sakysi. Na, apie ką mes kalbam? Gal filmuotą medžiagą pažiūrim? Apie ką mes kalbam? Kodėl tu gamini tai? Todėl, kad faraonas, žiūrėkite, 3 eilutė, faraono pagalba, tai yra bandyk išsisukti, taps jums gėda ir pasitikėjimas Egipto šešėliu. O šešėlis yra, nu žinai, aš nekvailys, reikia užkipti, žinai. Susukt kažką. Ašgi nekvailys. Šio žemė iš viso neegzistuoja žodis nuodėmė, žinojate? Ir apskritai mes esame vaikai, ko jūs iš mūsų reikalaujat kaip iš suaugusių. Čia yra šešėlis. Jie turi tą neliečiamumą, suprantate? Ir jie tą visą neliečiamumą, žinai. O, tu negalvo, kad mes jau užaugę ir iš mūsų prašai kaip iš užaugusių. Jis taip nesakė, bet ta maniera, kur veda. Nu gerai, tu neužaugęs, tu vaikas, jo, iš tavęs nieko nereikalaukim, viskas tvarkoja, sėdėk, kokį tą šiukšlynę. Jo, žinai. Ir tau negėda. Tai prasme, tu kažkaip išsisukai, jo. Ne, tu visiems kvailys. Tai nesvarbu, kokias tu beturėtum teisės. Nu, tu negali manęs bausti, tu ne kokia socialinė. Nu, gerai. Ar tai reiškia, kad tu nekvailys? Visas Egiptas ir faraonas, viskas yra apgaulė ir vis viena baigėsi gėda. Čia kaip Renatas pasakoja, jisai neuždarė vartų, žmona sako, uždaryk vartus, gerai, nenoriu uždaryti. Ir kiek ilgai besikteisintum, nu vis tiek neuždarai vartų. Ar ne? Ir keliauja tą kelionę, kur iš tikrųjų reikėtų,
O taip, žinai, man gėda, aš turėjau tai uždaryti, aš neuždariau, aš atgailauju, aš einu uždaryti. Ir viskas, ir baigta. Bet ne, geriau davai sukime tą, žinai, vdruk paskui aš jau lovai gulėsiu, sakysiu, nu ką aš su pižamaisiu, vartus, ne? Arba aš jau pradėjau, nu tu ką mane rimtai nori pažadinti, aš nebeužmigsiu pusę nakties, nes vartus neuždariau. Ir, nu supranti, tu gali kurti, bet tai yra pasaulis. Tai vis viena yra gėda, vis viena tu nepadarai, tu vartų neuždarai, ar ne? Yeah. Taigi, dar sėki trečia eilutė. Bet gėdos gali nejausti. Ne, tada jau iš karto. Iš karto mes nenorim sudeginti jos. Faraono pagalba taps jums gėda. Faraonas reiškia pasauliečiai. Jų manieros, jų stilius. Ir pasitikėjimas Egipto šešėliu. Pavyzdžiui, aš susinervinu su žmona, susipikau, viskas išeinu. Šokolado plytą visą suvalgysiu ant tų nervų. Kodėl? Nes pasaulis taip daro. Ne, tu grįžti ir atsiprašai. Ne, jėsiu šokoladą, kol apsišiks. Tai pasaulis taip daro. Tu eik ir atsiprašyk ir nereikės nei šokolado. Viskas susitvarkys, ar ne? Ja. Gerai. Paskutinė eilutė. Jeremijo 6 skyrius. Čia prieš. Jeremijus yra po Izaijo. Jeremijo 6 skyrius. Ir eilutė 15. Ir klausykit, čia Dievas sako. Kitur saugiai. Ne, tiesiog. Jie turėtų, čia sako, jie turėtų gėdytis. Matote? Dievas norėtų. Jie turėtų gėdytis. Nes elgėsi bjauriai. Tačiau nei jie gėdijasi, nei parausta. Todėl jie kris tarp krintančiųjų, sukniups, kai juos aplankysiu, sako Viešpats. Ir jisai iš tikrųjų yra šalia mūsų visada. Ir jisai norėtų, kad mes gėdytumėmės, nes jeigu mes gėdysimės, mes atgailausim. Jeigu atgailausim, Dievas aplankys su atleidimu. Bet jie nesigėdija. Todėl man reikės aplankyti su tom, kad jie kris. Dievas sako, aš pasirūpinsiu, kad taip ir įvyktų. Ir jie kris. Man atrodo, čia yra Jeremijo 1 skyriuje parašyta. Jeigu neklystu. Jo, Jeremijo 1 skyriuje, eilutė 12. Viešpats atsakė, gerai matei, nes aš budėsiu, kad mano žodis būtų įvykdytas. Ir Dievas jisai būdi šalia mūsų ir jisai nori įvykdyti žodį. Klausimas, kurį tu norėtum, kad jis įvykdytų? Ar kad tau susigėdus ir atgailavus jis atleistų, jis įvykdys savo žodį? Ar tau nesigėdijus, neparaudus, jisai turės įvykdyti tavo kritimą? Ir turėti gėdą, tai yra pats geriausias ženklas, kad aš esu gyvas. Tai yra pati geriausia dovana, kokią Dievas dovanoja nusidėliui. Nes tai veda prie atgailos ir tai iš tikrųjų keičia širdį. Ką daryti, jeigu nėra gėdos, nors supranti, kad turėtų būti gėda? Jeigu nėra gėdos, aš atsimenu mano pastorius Bilas, sakė, jeigu jūs nenorite evangelizuoti, tada jūs melskitės, kad norėtumėt. O jeigu jūs nenorite evangelizuoti, jūs melskitės, kad jūs norėtumėt evangelizuoti. Bet kokiu atveju malda veikia.
Ir jeigu tu nejauti gėdos, paprašyk Dievo, kad jisai visą tai, žinot, tai yra jutikliai. Reikia patrinti, tą suodžius nuimti, kad jisai veiktų, reaguotų. Ir Dieve, gėda pas mane nereaguoja į mano nuodėmes. Apvalyk tenai, patrink, kažką padaryk. Aš noriu jausti, kad tolstu nuo tavęs ir greit bėgti link tavęs. Dieve, gėda yra labai brangus dalykas, kur aš praradau. Ir mes neprarandam jos visai. Jinai tiesiog būna kaip tas perlas, smiltelė įkrito į kriauklę ir jinai aplink tą smiltelę apvalkulus dėjo. Ir pas mus yra viduje saugiklis, vadinasi gėda, ir mes apvalkulus dedam. Nu, žinai, bet jinai, čiagi kultūra tokia, tai niekas kitas neparausta, kai tai daro, kodėl aš turėčiau, ir mes dedam apvalkulus. Ir galiausiai mes tokie kaip pasaulis. Dieve, apvalyk tos apvalkulus. Aš noriu, kad mano dačikas, ne, kaip ten lietuviškai, nežinau vadinasi. Daviklis. Kaip? Daviklis. Daviklis. Kad mano daviklis fiksuotų tai, ką jis turi fiksuoti. Amen? Amen. Amen.